O kiek ten yra? Augo kieme žaliasai, po to klevuko žaliuoju, bernelis jaunasai, po to klevuko žaliuoju, bernelis jaunasai. 1, 2, 3, graži Lietuva, keliauja žydė visada. Taip, jie atėjo. Sukūrius jo ir... Bet supranti... Labą dieną. Tiesiai žemtė, marš! Vairių trūkinių! Gaudi prie vietos. Tiek svečiams atvykusiems iš kitų Lietuvos vietovių ir užsienio. Taip pat Lietuvos baikerių kongreso bei Lietuvos šaulių sąjungos atstovams šio iškilaus renginio dalyviams. Išskirtinė nuoširdi padėka renginio rėmėjams Arūnui Brazinskui, UAB Rumex MNZ direktoriui, Rimvydui Sitavičiui, UAB Jugans direktoriui, Petrui Rupšiui, UAB Baltic Contracting Group direktoriui, dailininkui Gediminui Ruzgiui, kuris beje yra... Minime didvyriško 1941 metų tautos, kitaip vadinto Birželio sukilimo 84-asias metines. Šiai progai iškilmingą minėjimą pradedame. Tai jau 11-asis iškilmingas minėjimas rengiamas šioje aikštėje. Ne mūsų lietuviškos televizijos kanaluose. Po pernykščių televizijos reportažų iš aikštės vėl padvelkė gūdžių sovietmečių. Tarytum rudens vėtroje besiblaškančių varnų krankimas
per žinių laidas pasipylė šio tokio svarbaus Lietuvai iš bolševikinės vergijos išsilaisvinimo siekį turėjusio sukilimo apibūdinimai. Esą sukilimas visuomenėje vertinamas kontroversiškai. Organizavę bei jame dalyvavę žmonės turėjo tik vieną patį kilniausią tikslą – laisvės ir nepriklausomybės atstatymą Lietuvoje po metus trukusios itin žiaurios bolševikinės okupacijos. Už laisvę žuvusiems ir šioje kovoje nekaltai nukentėjusiems mūsų atmintis bei pagarba šiandien ir visada. Susidariusi laikinoji vėl atgimstančios Lietuvos vyriausybė šiuo pranešimu skelbia atstatanti laisvą ir nepriklausomą Lietuvos valstybę. Prieš viso pasaulio tyrąją sąžinę jaunoji Lietuvos valstybė entuziastingai pasižada prisidėti prie Europos
Iš aikštės bus išnešamos gėlės, kurias Lietuvos Šaulių sąjungos kariai nuveš ant žuvusių Birželio sukilėlių kapų Rasų kapinėse. Tūkstantis 1941 metų Birželio 23 dieną LAF paskelbė nepriklausomybės atkūrimo deklaraciją, o Birželio 24 dieną tebeaidint šūviams į posėdį susirinko Lietuvos laikinoji vyriausybė. Kęstuti, gerbiamas profesoriau Landsbergi, gerbiami Seimo kolegos, gerbiamas Europos parlamento nariai, visi susirinkę šauliai, savanoriai, patriotinio organizacijos atstovai ir apskritai visi patriotai Lietuvos. Sukilimas man daug gali padaryti tiesiog patriotiški, aktyvūs, pasišventę savo valstybei žmonės. Net jei nėra kažkokios struktūros, net jei nėra valstybės valios, labai daug gali padaryti žmonių iniciatyvą nuversti kalnus. Ladies and gentlemen, it's a great honor to stand here with you today on this solemn anniversary of the Lithuanian uprising of June 1941, a courageous act of resistance against Soviet occupation and a powerful expression of a nation's longing for freedom and sovereignty. I am a member from Germany. Allow me to say that the presence of German soldiers on Lithuanian soil today as part of the NATO commitment is not merely a military deployment. It is also a symbol of solidarity, a promise that the horrors of the 20th century will not be repeated, that Europe has learned from its past, and that freedom will be defended together. Kadangi aš esu Europos parlamento narys iš Vokietijos, leiskite man pastebėti. Vokiečių karių buvimas Lietuvos žemėje šiandien, kaip mūsų įsipareigojimo NATO dalis, nėra vien tik karinis dislokavimas. 1941 metų vasaros įvykius matė savo, nors ir vaiko akimis. Gerbiamas profesoriau, pasidalinkite savo įžvalgomis apie tuos, kurie tebevilkdami sovietmetyje prikabintą šleifą ir persunkti įvairiausiomis fobijomis, iki šiol tvirtina, jog 1941 metų Birželio sukilimą esą reikia vertinti kontroversiškai. Prisimenantis ir pagerbintis Lietuvos sukilimą prieš Stalino tironiją. Mes žinome ir matėme, kaip keistai buvo vedamas propagandos karas, informacinis karas, kad Stalino tironija ir sukilimas prieš ją nebūtų smerkiami, o būtų smerkiamas pats sukilimas. Turbūt nors truputėlį sveiko proto reikia turėti, bet apmokami propagandistai ir jų sumulkinti klausytojai nesivargina galvoti. Tai ką, verdyje geriau? Reikėjo, kai kurie net ir mąstantis Lietuvos inteligentai sakydavo, nereikėjo sukilimo, buvo klaida, reikėjo kantriai nulenkti darbo galvą ir laukti, galbūt dievulis atsiųs mums malonių. O mes patys stenkimės kaip nors po krūmų pasėdėti, kad mums niekas nieko nepadarytų. Na, lietuvių tautoje ir lietuvių sąmoningoje visuomenėje nebuvo tokio nusistatymo, kad reikia vergiškai kentėti ir laukti malonių. Reikia, žiūrim taip kaip ir jie,
mūsų priešas yra ir vokiečiai, ir rusai. Arba, kitaip sakant, ir naciai, ir bolševikai. Tai šitą supratimą reikia labai paprastai ir puoselėti ir vertinti tai, ką padarė tada Lietuva, sukildama prieš tironiją. Mes dar neįvertinam, o gal mes labai kuklus, gal mums nepatogu, kaip čia Lietuva viena išdrįso sukilti. Kiti nesukilo, kiti pasidavė, Prancūzija pasidavė, Lenkija buvo sutriuškinta, daug šalių, kurias okupavo vokiečiai ir kurias okupavo sovietai, jos tartum susitaikė su padėtimi. Vienintelė Lietuva nesusitaikė. Mes to dar patys savo įvertinę ir pasakę Europai ir pasauliui. Žiūrėkit, čia yra tokia nedidelė šalis. Sveiki visi. Kęstuti, siūlau mūsų kairiųjų problemas palikti patiems kairiesiems. Puikiai žinom, kad ne visi ir ne visada jie norėjo laisvos ir nepriklausomos Lietuvos. Lietuvos sukilimas. Tai pirmiausia, aišku, mūsų tautos valios ginti, saugoti ir puoselėti laisvą ir nepriklausomą Lietuvą įrodymas. Mes turim turbūt nepamiršti visi, kad šalia visų sudėtingų karinių technikų, divizijų, brigadų ir kitų svarbių žodžių ir koncepcijų, tautos valia gintis yra tai, ką mes privalom turėti, ugdyti ir puoselėti, norėdami išsaugoti savo valstybę. Prezidentui Jo Ekscelencijai Gitanui Nausėdai, Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkui Sauliui Skverneliui, Lietuvos Respublikos Seimo nariams, Lietuvos Respublikos vyriausybei, žiniasklaidai ir čia visiems susirinkusiems. Nacionalinio susivienijimo kreipimasis dėl 1941 metų Birželio sukilimo įprasminimo. Gerbiamas atkurtos nepriklausomos Lietuvos vadovė, profesorių Landsbergį. Norėčiau pristatyti mūsų šaulių transportą, kaip matot už nugarų, jums stovi irgi šaulių transportas. Tai irgi unikalūs dalykai, unikalūs transportas, dėka pačių šaulių verslininkų, jų dėka tas transportas yra montuotas, gali ginti savo šalį. Kiti transporto priemonės irgi yra unikalios, kad jos yra visureigiai. 3 ratais varomi visureigiai, kurie gali būti panaudojami. Labą dieną. Ačiū tiems, kas atvyko. Ačiū jums svečiai. Ačiū šauliai. Ačiū patriotai. Ačiū gerbiami motociklininkai. Šitą šventę man yra brangi. Palaikiau, palaikysiu ir palaikau. Ir norim pagerbti tos, kurie atidavė savo gyvybę dėl mūsų, dėl ateities. Noriu paprašyti brangius baikerius, motociklistus užvesti savo arklius ir 1 minutę pagerbti garsu. Gyvybę, už tai, kad jis gina Lietuvą ir savo patriotus. Žygoje kariai, vora paskui vorą, ginti brangę žemę, šalį Lietuvos alytę pulkas
Kostai, paskui prie manęs dar prieisi, kai vėliau. Labai. Ačiū. Pagarba. Ačiū. Kostui Ivanauskui Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga įteikė apdovanojimą prilygstantį ordinui, tai ir būtų nepriklausomybės mūsų šventės proga. Ugnies vežėjų skirtas ordinas, jis buvo teiktas pirmiausia tiems, kurie 2015 ir 2016 metais važiavo motociklais į Kauną parvežti simbolinės sukilimo ugnies. Dabar teikiami patiems aktyviausiams ir labiausiai prisidėjusiems prie mūsų renginio dalyviams. Tavus dalyvis, pagalbininkas, kiekvienais metais skaitantis deklaraciją, sukilimo deklaraciją, kitus kūrinius, tai yra aktorius Povilas Liubinas. Prašom, gerbiamas Povilai, atsiimti ugnies vežėjo apdovanojimą.